Mūsų rytas prasideda Nuo labo ryto. Nuo 6 valandas, dar prieš 6 man būdam. 5:30. Jo, dabar jau 6:30 galim sakyti. Turim 10 laipsnių kieme. Labai gaiviai išsimiegojom ir mum iki naują tikslą šiandien pavažiuoti dar reikia 34 minutės. 27 kilometrai. Tokie va vengur. Serbijoje. Taip. Jau šiandieną įlysim į Juodkalniją. Taip. Dar Serbijoje esu numatęs šitas, kur dabar važiuosim. Ir dar vienas objektėlis. Ir Juodkalnyje. Labai laukiu. Pirma nuoroda į ten, kur mums reikia eiti. Apsirengę kaip vasarą mes čia. Laukia tik 10 laipsnių. Šalta. Tai dabar mums reiks kažkiek paeit, va čia mano toks kavinė. O tai mes negalėjom pavažiuoti. Bet čia pagal vėžas kaip ir galėjom, bet nieks nerašė, kad čia važiuoja. Biškį paėjom į ten, žiūrim kelias visai neblogas, važiuoti įmanoma. Tai dabar paėmėm, taip ir padarėm. Važiuojam artin. Sustojom tokiom vietom, biškį dar ant zapasą, dėl visą piktą tokių dalykų. Į taką pakliuvom visai pro kitą vietą, pro kažkokias pievas. Va, reikia gal pasižymėti čionai. Ne? Mes tik visą laiką kažkaip tai atbulai, ratais, kvadratais. To keliu vis artin tikslo. Čia dabar kas bus? Laimės pasaga? Taip. Nuorodas į vietą, būtent va tokias. Takelis visai normalus. Jo, čionais yra keli objektai. Ai, matai, va, ir į vieną, ir į kitą. Jo, čia yra keli objektai vienai vietai. Tai dabar reikia, žinok, žiūrėti, manau, į žemėlapį, kur mes eisim. Taip. Oi, mes visai čia jau prie pat pažymėtas vietas, į kurią mes einam. Apžvalgos aikštutė kokia. Mažutytė. Mhm. Nuo pačio ryto anksčiausia vieni mes čia. Antra mūsų pasaga iš upės. Pirmą matėm vasario mėnesį Čekijoje, ne? Taip. Tada, kai vydom su botais. Nereikėjo ten niekur brist. Bus dar viena. Va, kaip jinai laipa pastovi. Opa, dar viena. Bet jau biški. Nebepasisekęs gyvenimas šiam. Gal tu nelipk ant jo? Va, tu tai ten nelipk. Va čia va, kur aš stoju, čia yra stabilu. Aha, labai. Ir ant svekų neužlip, nes pažiūrėk, koks tai. Matau. Nu ką čionais, toliau man atrodo ir nebeieškosim čionai. Tai turbūt, kad tai. Dabar iš čia lėksim prie 400 metų pušies.
Pažiūrėk, kiek čia jų daug. Išlendė tų akmenų, tokių smailų. Ir pažiūrėk, koks jisai. Smaigalys. Na, jis gražus. Na. Biškai per didelis, parsiveščiau namo. Tegu būna čia. Nusipirkam vietinę maistą. Burėkais vadinas. Bandysim paragauti, pažiūrėti, kas tai. Ai, va, graža. Kadangi parduotuviai galima atsiskaityti tik tai grinais, paklausėm, ar tiks eurai. Tiko, bet graža atidavė dinarais. Tai dabar žiūrim, kažin parsivešiu namo į kolekciją. Ar išleisim dar čia? Nežinau. Gerai, skanau. Ai, ir dar neturėjo 30 smulkių pinigiukų, tai davė va šokoladėlį. Jinai savo kalbą, mes irgi visokiam Kvepia, kalbom. žmogus, ai gerai. Su mėsyte. Su mėsa. O Tai paskutiniai Dieve, čia kokio gabaliukai. didumo gabalai. Čia mirtis man tokį suvalgė. Nu, Čia sakė, šitą reikia valgyti su kefyru, turėjo dar duoti kefyrą. pasiūlyt galėjo. Duot, nusipirkt reikia kefyro. Šiaip ką žinau, visai baigtam. Ne? Čia burėką primena. Kažkas tarp čia burėko ir belešo. Nu gerai. Skanu. Esam 823 aukštį. Ir biškiai einam pažiūrėt. Apačioje va gyvena žmonės. Žiūrėk, va šuniukas atbėgt nori. Kai žmonės gyvena tokiose vietose. Nu, eik čia sau. tankieme sudėtinga vaikščiot. Va žmogelis išlenda. Halupkių pristatyti. Bet ir matėm kokių štai, pažiūrėk, namelių, būdų kažkokių sukaltų. Iš ko rasta iš to kalta? Prie dar du šuniukai ten pasiūlė. Aha. Palaikyti tie šunys, laksto po visą šalį. Atvažiavom itin sudėtingą kelią į koks čia aukštas. 1369 prie 400 metų pušies. Arčiau nebegalim važiuoti, nes va, užtvertas piemuo. Turbūt laksta kažkokie gyvūnai. Nu, pušelė nebloga. Bet čia ne tik pušelė, tu čia pažiūrėk, mes atvažiavom pušies pažiūrėt. Na. Pažiūrėk, čia aplink atvirukas. Gaila, tik tai kažkoks toks smogas, kas čia toks yra. Jau antrą dieną. Nu, jau tik 400 metų gali. Aš parsivešiu dalelę jo. Įspūdingas medis. Gėlė kaip įspūdinga. Šišką pasiimsi. Parsivešiu šišką. Baigiam priartėti prie sienos. Juodkalnijos Serbijos, tiksliau Serbijos Juodkalnijos. Ir Va jau žiūrėsim, muitinė prieki mūsų. žiūrėsim, kaip mums čia prasivažiuos. Viskas bus gerai. Va, kelias mašinas prieki stovi. Kiek čia? 1, 2, 3, 4, 5. Mes 6. Iš Serbijos išleido. Privažiuojam Juodkalnijos muitinę. Viskas, įvažiavom į Juodkalniją. Ir dabar varom Į dar prie vienos pasagos. dar prie vienos pasakos.
Nu, kokie pasikeitimai. Mieste 50, už miesto 80, greitkeli 100. Visą parą su liustrom. Jungiai liustros. Aha. 20. Čia kada reikės to? Ne, čia jau nebereikės. Senas matyt kažkoks taip postas. 3 Wi-Fi. Taip. Nu ką, dabar vėl bus interneto paieškos. Įtariu, ne? Taip. Tik įvažiavus į Juodkalniją, labai gaila, kad buvo išjungta kamera. Mus pasitiko, pasveikino 2 karvės. Viena šalikeliai, kita visiškai ant kelio buvo. Peršoko per atitvarą, per tvorą spėjau nufotkinti. Ir kita patirtis iš karto. Serbijoje, pavyzdžiui, pravažiavom, Vengrijoje niekur policijos praktiškai nematėm. O į Juodkalniją tik įvažiavom, iš karto policija. Ir kaip tu ten sakei, buvai prisiskaitęs, kad labai atsargiai su greičiais reikia Juodkalnyje. Įvažiavus į Juodkalniją, nuo kalno pasileidus, Sofėnų laukia. Taip ir buvo. Gerai mum aplenkė. Serbas apsilenkė mus ir jį iš karto nušovė. Tai va, mes išvengėm jau šito gėrio kabutėse. Truputuką sustojom pasidairyt. Čia va taip va tie keliai eina. Ir ten Jūratė kažką tai fotkina. Į apačią. Nerandam mes tos pasagos. Aš tau sakau, kad čia yra beveik tas pats, kas Lietuvoje tik kalnuota. Atvažiavom į kažkokį Kadagių slėnį, kur prie Kauno yra. Nu va, per sausą pievą. Čia va kalniukas ant jo, žiūrėk, va visi eita, lipta. Paeinam, pažiūrim. Kvapas tai šiena kažkoks. Tai visur žolė išdžiūvus. Ir čia va pažiūrėk, va ateita visų. Laipeta. Čia kažkokie tai pasėdėjimai, kažkai žiūrėk, dangčiai kokie tai su akmenais. O gal? Takiukas ant mintas. Aha. Čia prispausta. Niekas nelįsta, ar sunka kamšai. Sakai? Na. Ten vanduo girdžiu. Tu matai? Tiek to. Gražu kalnai, važiuojam tą link, kažką Važiuojam. ieškosim, ką jau čia Taip. nesiplėšam. Taip. Biški šalta. Čia tai nevažiuok, va čia. Sugalvojo per brastą pravažiuoti. Man tai labai gerai buvo kojas atsivėsinti. Ei, kojas nusimazgot. Ei, kojas nusimazgoti. Aš dabar einu dar įbristi, nes dabar išsišūdinau kojas. Kokiais keliais mums tenka čia pasivažinėti. Offroadiniais. Pažiūrėk. O, asfaltas pagaliau. Dieve, iškratys visus smegenus, kepenus, skrandžius ir visą kitą. Bent jau asfaltas. Nu jo. O ten šalia mačiau daro naują kelią.
Nežinau, kodėl mums ta navigacija liepia čia važiuoti, bet važiuojam. Nes čia įdomiau. O, vėl baigęs asfaltas. Pasidžiaugiai. Sugalvojau užvažiuoti su mašina pasigrožėti vaizdais. O man tai reikėjo 4 kopti. Nu, vieta nebloga. Tai mes ten nepačiai važiuosim dabar. Tuo keliu. Čia turbūt pats gražiausias tiltas, ant kokia esu buvęs aš. O tu? Kai sakiau Norvegijoje, kad pati gražiausia vieta, kur esu buvus, tai dabar jau šita. Jau dabar šita. Nes čia dar įspūdingiau. Geras tiltas. Ir nebaisu tau ant tokio aukšto tilto? Taigi sakai, kad tu bijai aukščio. Tai čia nestogas. Nu, nestogas, bet tai čia nais dar aukščiau negu stogas. Bet čia yra nestogas, esmė ta. Visas tas dalykas Tai pakeičia. baisumas yra stogai. Taip. Supratau. Dabar tada nebesikabinėsiu prie tavęs. Atsigaivinsim lengvai. Atsigaivinsim karštą kavą. Prie tokių vaizdų. Kur? Ten. Pas mum už langą va tokie vaizdai. Esam. Kiek čia to aukščio? 1650. Mūsų aukštis jau 1,7. Ir vaizdai vis gražus ir gražus. Važiuoja. Praleisim prasilenkt. Ką mes pasiekėm 1,9 aukštį. Žiūrėk, avis. Karvės. Nu. Prasilenkt sudėtinga čia jam biškį. Prasilenkia šiaip ne taip. Relaksuoji? Danė. Kokį trūksta? Taip geriau? Vėlia kokia gerumo vaizdas.
dar niekada nebėgau Krosiuko kalnuose. Jaučiausi kaip nešdama olimpinį deglą. Sustojom tokioj vietoj ir turbūt pasiliksim čionais miegot. Vieta labai graži.